Tony Sports. Viskas krepšiniui. Lina, yra daug sveikinimų gavai savo telefoną? Ne, man lietuviškas išjungtas, amerikoniškas, daug kas nežinau. Ar labai šiandien buvo sunku, pagal rezultatą nelabai? Ne, buvo geras varžybos, paprasčiausiai mes žaidėm gerai, su daug energijos, kamuolys judėjo, visi įsijungė į žaidimą ir tai matėsi. Nes tikrai buvo nelengva. Kokie prisiminimai liks iš Venesuelos savaitės čia? Įdomus, vis tiek įdomu pamatyti kitą šalį. Aišku, čia buvo ir nesusipratimų ir visko, bet svarbu pasiekėm tą tikslą, kurį norėjom pasiekti. Viskas kita tai nėra labai įdomu. Robertas sakė, kad jėgų dar nepradėjot naudoti. Visas paliktas olimpiadą ir iš tikrųjų taip gali būti. Ne, mums dar daug darbo reikia padaryti iki olimpiados, dar gerinti žaidimą, bet aš manau, kad jis eina tikrai gerą pusę. Mes pradedam susižaisti ir pradedam žaisti užtikrinčiau, galingiau ir visi pradeda pajusti žaidimo skonį, mums to tikrai reikės. Ar patekus į olimpiadą akmuo nusirito šiandien? Tai žinot, tas akmuo nusirito, bet gali toj kitas užsiris greitai. Tai kad patekam tai bet reikės pasiruošti ten ir ten žais gerai. Ar artėjate prie optimalios formos ar ne, bet laukia dabar ilgas tarpas iki tų varžybų. Ar pavyks susidoroti su tokiu neįprastu dalyku? Ne, aš manau, neturėtų būti problemų, vis tiek bus biškį laiko gal atsigauti ir dar pasportuoti ir dar dadėti, ką reikia dadėti, tai gal tokia situacija ir visai nieko. Peršalį kartais? Ne, tada aš peršalį. Aš visada sloguoju po varžybų, ypatingai. Lietuvių žaidimas Neronis amerikiečiai sako, kad jūs galite eiti labai daug ir olimpiadoje. Patys ko tikitės olimpiadoje iš savęs. Mums reikia žaisti, kaip sakiau, ko tikimės. Bus sunkiai olimpiada, čia kas buvo daug gerų komandų, daug visko, tai reikia grįžti žiūrėti, kautis, ką mes tikimės, tai atiduosim visas jėgas ir žiūrėsim, kai seksis, tai sportas yra sportas. Kas šiandien ryt prie to baseino vyks, jau čia visi apie jį kalba? Aš tai nežinau, aš tai negu prie baseino, ką ten vyks prie to baseino. Sakė, finalas su Rusija nusimato. Žinai, su rusais į finalą įsivėl, tai po to gali lėktuvą nespėti. Jų neįmanoma nugalėti. Lina, turbūt ne veltui apie 100 sirgalių Lietuvos atvažiavo. Ne, tai mes palaikymą turim tikrai nuostabų, didelis ačiū sirgaliam atvažiuoti į tokią šalį ir tiek pavojingai ir taip toli ir palaikyti mus, tai tikrai yra malonu ir visada turėtų užnugarį. Tony Sports. Viskas krepšiniui.